Sveiki, ar ką nors darote? Aš jums skolingas detalės apie šią sieninę sistemą iš Tritono. Man reikėjo sieninės sistemos, kuri galėtų derinti gebėjimą laikyti medienos medžiagą, ilgas lentas, juostas lentas ir panašiai. Ir tuo pačiu norėjau pasidaryti kažkokią lentynų sistemą. Ir svarbiausia, kad tai būtų kintama. Mano dirbtuvės yra tarsi gyvas organizmas, kuris nuolat keičiasi ir tobulėja. Aš tiesiog nesu tas tipas, kuris viską suprojektuotų, suplanuotų ir tada taip turėtų iki gyvenimo pabaigos. Taigi, net ir iš šios sistemos reikalavau, kad galėčiau ją ateityje laisvai keisti. Aš jau praeityje kažką panašaus dariau savarankiškai. Tai yra čia už manęs. Tai pagaminta iš senų maumedžio apdailos lentų, kurios nebuvo labai gražiai apdirbtos, tad nors medžiaga kokybiška. Naudoti apdailai nelabai tiko, todėl iš jų, be kita ko, pagaminau štai šitą. Tai buvo gana daug darbo reikalaujantis procesas, bet mano nuomonė atrodo gražiai. Ji veikia. Na, o kai dabar pamačiau, kad ši sistema kainuoja apie 1200, pagalvojau, kad šiandieninėmis kainomis tai yra geležies kaina, todėl man jau neapsimokėtų to gaminti. Taigi, aš iš karto paėmiau 4 tokias sistemas. Visada yra viena ir viena virš kitos. Kai tai atėjo ir aš išpakavau, buvau šiek tiek nustebęs, nes pastebėjau, kad skersiniai yra šiek tiek pakreipti link vertikalių atramų. Jie yra nuolydžių link sienos. Na, tai turi logiką, nes kai ten laikote kokią nors medžiagą, ar net strypus, jie galėtų nuslysti arba nuriedėti. Taigi pagalvojau, o dieve, tai galbūt nebus visiškai tinkama lentynoms. Ir tada pagalvojau, kam tai iš tikrųjų trukdo. Ten ketinu dėti įrankių dėžes, įvairius priedus, dėžes ir panašiai, todėl įdėjau keletą lentų, kurias turėjau čia, ir ant jų viską sudėjau. Ir supratau, kad tai iš tikrųjų niekam netrukdo. Vertikalius sijas dėjau kas metrą vieną nuo kitos. Čia dešinėje jos yra šiek tiek arčiau, nes čia turiu mišrią mūro sieną ir man nepavyko iš pirmo karto išgręžti taip, kaip įsivaizdavau. Bandžiau tai dar išgelbėti naudodamas cheminį skiedinį, bet nepavyko. Todėl tiesiog išgręžiau naujas skyles 5 cm. Arčiau. Taigi čia yra maždaug 95. Dabar tos sijos nėra labai matomos, nes viskas gražiai užsipildė. Būtent to aš siekiau. Reikėjo daiktus, kurie čia įvairiai mėtėsi ant viršaus, sudėti ant tos sienos. Mano dirbtuvė turi beveik lygiai 30 kvadratinių metrų grindų ploto, kas nėra mažai, bet tikrai nėra ir daug. Todėl tie vertikalūs sandėliavimo plotai man tikrai praverčia. Kartais kas nors iš jūsų man sako, kad negali to sau leisti, nes viskas būtų labai dulkėta. Ir aš visada sakau, koks skirtumas tarp to, kai tai guli čia ant stalo ir įvairiai ant viršaus, ar kai tai turiu ant sienos. Viskas vienodai. Netgi sakyčiau, kad ten aukščiau dulkės kaupėsi šiek tiek mažiau. Bet svarbiausia, tai nėra profesionali dirbtuvė. Tai yra mėgėjiška dirbtuvė. Todėl čia dulka tikrai mažiau, nei dirbtuvėje, kur dirbama 8 valandas per dieną. Turiu čia gana gerą ištraukimo sistemą ir ją nuosekliai naudoju. Na, o daiktus, kurių nenoriu, kad ant jų kauptųsi dulkės, laikau spintelėse. Nėra taip, kad dabar viską iš spintelių ištraukčiau ir sukraučiau ant sienų, kad pamatytumėte, ką čia viską turiu. Dar apie pačią montavimą aš naudojau pagrindo varžtus įkaiščius, kurių skersmuo yra 10 mm, gylis 80 mm, o pagrindo varžtų skersmuo yra 6 ir ilgis 120. Pirmiausia, reikia sumontuoti visus skersinius sijas ant vertikalios ir tik tada visą šį dalyką pritvirtinti prie sienos. Jei tai padarytumėte atvirkščiai, jums gali nepavykti uždėti skersinių sijų. Visos sijos yra pagamintos iš plieninių profilių, padengtos milteliniais dažais ir plastikiniais dangteliais. Ir tikrai, jūs domins ir keliamoji galia. Vieno aukšto keliamoji galia yra 50 kg, o visoje sistemoje yra 6 aukštai. Taigi ji gali išlaikyti 300 kg. Jei sistemą įrengsite taip pat, kaip aš iki pat lubų, ir turite aukštas lubas, čia turiu šiek tiek daugiau nei 3 metrus, tada jums reikės, žinoma, kokio nors laiptelio, galbūt kopėčių ar laiptų, kad pasiektumėte aukštesnius aukštus. Todėl rekomenduoju daiktus, kuriuos dažnai naudojate, laikyti apačioje, o viršuje laikyti daiktus, kurių taip dažnai nereikia. Nuorodą į WOD Storage System iš Triton rasite aprašyme po vaizdo įrašu. Po šių trumpų patirčių galiu jį tik rekomenduoti. Jis ne tik atitiko tai, ko tikėjausi, bet netgi suteikė kažką daugiau. Matote, kad jis visiškai pilnas. Ačiū, kad žiūrėjote. Linkiu jums gražios dienos. Veikite ką nors.